Esu Martynas Manstavičius, MIF docentas, finansų ir draudimo matematikos studijų programos jungtinio komiteto pirmininkas. Metodų panaudojimo įvairovė. Jeigu ekonomikoje, net jeigu ir tikimybių teorija naudojama, jeigu regresiniai laiko eilučių modeliai naudojami, tai matematikoje mes galbūt akcentuojam ne tiek paaiškinamumą tų modelių, kiek labiau teorinės savybės. Mes akcentuojam matematinę pusę, stengiamės paruošti matematinį mąstymą įgijusius absolventus, kurie sugebėtų taikomosiom situacijom ar draudimo ar finansų reiškinius, vertybinius popierius įkainoti, ten polisus draudimo įvertinti jų kainas. Sakyčiau, keičiasi. Poreikis buvo įvairiose bankuose, fonduose, aptarnavimo institucijose. Aišku, draudimo bendrovės absolventai pabandė vienose draudimo bendrovėse eidavo į kitas ir IT bendrovėse, audito įmonėse. Tai, kur praverčia mąstymas, logika, kritinis ypatingai mąstymas, tai visur prisitaiko ir svarbu tik tai norėti.